Noriu jums papasakoti apie Tupperware Servofix. Turbūt esat matę video, kaip mes verdam jame grikius, verdam kiaušinius, gaminame rikotą, gaminam Filadelfiją, blančiruojam įvairiausias daržovės, ir dar įvairiausių dalykų darom. Jisai šiaip toks keistas indas ir jeigu jį įsigyti be paaiškinimo, tai tikrai daugelis turbūt nežinotų, ką su juo veikti. Jisai sudarytas iš tai tokio nesandaraus dangčio. Dangtis turi būti nesandarus, nes mes jame gaminam daug ką verdančio vandens pagalba, taip pat karštą maistą laikom, žodžiu, tai kad nenušautų ir viską puikiausiai galėtumėm savo laikyti. Tai dangtis yra nesandarus iš tai toks išgaubtas. Tuoj paaiškinsiu, kodėl jisai išgaubtas. Vidinis indas turi štai va tokius petukus, jisai yra 2,8 litro talpos, beveik 3 litrai. Tiksliau išorinis indas turi petukus, vidinis indas turi va tokias dalis, kurios užsikabina už tų petukų. Tai yra tokios rankenos ir mes kai jį įleidžiame į išorinį indą, dugne lieka 2 pirštai tarpas ir iš šonų lieka taip pat oro tarpas. Ir pirminė to indo paskirtis, kuriai mano mama tik tai ir naudoja, tai yra dėti karštą maistą. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs kepat kotletus ar kepat blynus, viską vum, dedate čia. Ir kasgi vyksta. Tiesa, vidinis indas turi štai tokias skilutes, tai jeigu yra riebalų perteklius ar kažkoks vandens perteklius, viskas puikiausiai nuteka. Dar yra kojytės, tai galima kažkur tai dėti į kriauklę, kad viskas nutekėtų, arba ant dangčio, kai padedam kažką, kokias daržovės blančiravom, kad viskas tau puikiausiai nutekėtų. Ir kas įvyksta, kai čia sudedam tą karštą maistą? Nuo karšto maisto, aišku, garai kondensuojasi ant dangčio. Ir paprastai, jeigu mes uždengiam lygių dangčių, viskas laša ant maisto ir mūsų maistas sudrėksta. Čia, kadangi dangtis yra išgaubtas, viskas teka gražiai šoniukus. Va taip atlenkiam, čia tada visas drėgmės perteklius nubėga į tą tarpą, į tą dugną. Ir taip mūsų maistas ilgiau išlieka šiltas ir jisai nebūna toks sudrėkęs, sušlapęs ir labai toks, skanus ir tinkamas valgyti. Žodžiu, jeigu mes norime, kad maistas išliktų dar ilgiau karštas, galima į dugną įpilti šiek tiek verdančio vandens ir tada dargi pasilaikys tą šilumą. Tai čia tokia pirminė paskirtis laikymui serviravimui. Dar tiesa yra, kas naudoja jį kaip duoninę, nes duonai reikia nesandarios terpės, tai yra, kad šiek tiek kvėpuotų. Nereikia aklino paviršiaus, tai jeigu, pavyzdžiui, duoniniai laiko duoną, tai čia galima sudėti saldžias bandeles ar kažką tai kitą. Arba netgi, jeigu jūs nedaug valgo duonos, tai ir duoną galite puikiausiai laikyti. Bet jau čia tokia dar viena paskirtis. Lygiai taip pat, kaip iš elementarių paskirčių, čia galite susimaišyti kokias salotas ir uždengę dangtį dėti į šaldytuvą. O šitą galite naudoti kaip kiauraindį, aišku, jisai nėra tobulas kiauraindis, nes skylutės nėra didelės, tai nėra to tokio nutekėjimo kaip tikruose Tupperware kiauraindiuose arba centrifugoj. Čia negali būti didelės skylutės, nes jeigu mes verdam kokias kruopas ar dar kažką, tai jos paprasčiausiai mums tada iškristų per tas skylutės. Tai jeigu jau prabilau apie kruopas, tai nuo kruopų ir pradėkime. Kai kurie šitą indą įsigyja vien tik dėl grikių, nes grikiai jame išverda tobulai. Dabar daug madinga laikytis grikių dietos, ten kas antrą dieną grikius valgo, bet šiaip grikiai labai gera kruopa, iš jo galima ir kotletus paskui padaryti, ir į salotas dėti, ir kokioj sriuboj panaudoti, ir šiaip paprastą košę savo puikiausiai valgyti. Ir kaip viskas vyksta, aš pilu grikius, jeigu aš pripilsiu grikių per 2 pirštus, tada aš pilu verdantį vandenį, kad vanduo semtų grikius irgi per 2 pirštus. Kas labai gerai, kad pirmas vanduo bėgdamas nuplauna grikius ir visi nešvarumai įsėda va štai čia į dugną. Ir aš uždengiu dangtį ir palieku 15-20 minučių, tai jeigu aš verdu ryte grikius, tai užsipyliau ir galiu eiti praustis ir ką tik noriu daryti. Mano grikiai verda savarankiškai, neprisvils, neišbėgs ir tobulai išvers. Ir už 20 minučių pasižiūriu, jeigu įpyliau per daug vandens, nes visada taip nesigilindama pripilu, vandenį išpilu, tada tas likusias kruopas dedu čia, uždengiu dangtį ir dar porą minučių, kad jie visai pasidarytų tokie sausi ir birūs. Tai su grikiais taip. Jeigu norite ir per linės čia galite kruopas įsivirti, tik jas reikėtų išbrinkinti per naktį ir tada per 2 kartus užpilti verdančių vandeniu ir jos bus tokios tobulai tinkančios įvairiausiems troškiniams, salotom, žodžiu, bus tobulos per linės kruopas. Jeigu verdat ryžius, tai pusę laiko paverdat puodę, tada su visų vandeniu pilate čia ir jie irgi pabaigia brinkti va tuose garuose ir būna ir birus, ir skanus, ir dar ilgiau išlieka šilti, jeigu aš juos gaminu prie kokių nors šašlykų ar kepsnių ar kažko tai tokio. Jeigu kalbant apie kruopas, tai ir toliau einame apie kruopas, įvairiausi ankštiniai, pupelės, žirniai, vinžirniai, juos prieš verdant reikia išbrinkinti. Tai šitas indas tobulai tinka brinkinimui. Dedam tuos ankštinius, užpilam vandeniu, paliekam per naktį ir tada išimam ir dedam į puodą virti. Jeigu tai yra vinžiniai, tai aš labai mėgstu juos išbrinkintus, dar palikti šitą mintį.
Ir jeigu tai yra vasara ir šilta, tai per naktį, netgi per parą laiko, jie sudygsta ir gaunas tokie skanus, kur nors ant salotų užsiberti, arba šiaip, kai nežinai, ko nori, tai pasiemu kaip siemkas jas savo, puikiausiai tuos avinžirnius ir valgau. Dargi šitas indas patogu, kai reikia išbrinkinti riešutus, nes riešutai prieš valgymą turėtų būti išbrinkinami, ne visada tai padarau, bet tada jie geriau priimami mūsų skrandžio ir geriau įsisavinami ir geriau virškinami. Tai irgi labai patogu, šitą mindę, paskui iškėlėt, nupylėt ir viskas. Jeigu tai migdolai nuo žievelės nuėmėt ir turit puikiausiai išbrinkintus riešutus. Tai kruopos maždaug taip. Dabar keliaujam prie daržovių. Tokios daržovės kaip brokoliai, kalafiorai, jeigu juos perverdam puodę, jie nebeskanus tampa. O į salotas taip norisi tokių įdėti ne žalių, bet ir neperverusių. Arba garnyrų, lygiai taip pat, jūs galite čia juos pasigaminti, galite paskui keptuvėje apkepti arba neapkepti, žodžiu, gaunasi tobulas rezultatas. Tai mes dedam čia brokolius, kalafiorus, užpilam verdančių vandeniu irgi 15-20 minučių ir puikus rezultatas įvairiausiam salotam ar garnyrui tobulai tinkamas. Pomidorus norit mult nuo lobelės, užpylė čia verdančių vandeniu, aišku, čia netiek jau daug ir telpa, tai jeigu reikia didesnio, tai tada darykit visą tai puodę. Ir su kiaurasamčiu kokį nors išgrėbkite. Tai pomidoram gal nelabai, bet brokoliam, kalafioram skaniau tikrai niekur neparuošiu, man jie tokie, bandžiau puodę ne kartą, visada šiuos perverdu ir man jie visada gaunasi tarsi per minkšti. Jeigu iš uogų, tai galite puikiausiai čia virti kompotus, ar uogas, ar vaisius dėsit, ar džiovintus, ar nežiovintus, dedam, užpilam verdančių vandenį, uždengiam dangtį ir paliekam, galim net porai valandų, tada visą tą skonį vanduo paima iš tų uogų, vaisių, ar ten džiovintų, ar nedžiovintų ir turim tobulą kompotą, ištraukiam, čia galim sulesti išbrinkusias uogas, jeigu tai yra džiovintos, o čia turėsim kompotą, susipilsime į ąsotį ir skaniausiai savo išgersim. Jeigu norit, gal čia pasiruošti ir žuvį, tik žuvis turėtų būti jūrinė, nuo iš jūrinės pas mus dažniausiai kas yra lašiša, tai lašišą galima daryti keliais būdais. Įdėti ir pilnai užpilt vandeniu, arba vandenį galima pilti iki skilučių ir tada jinai pasigamina garuose, iš tiesų puikiai gaunasi žuvis. Ir ką aš dar labai dažnai darau, tai aišku Filadelfija sūrelė. Jį pagaminti nerealiai paprasta, jis labai pigus. Ir jo gaunasi daug ir labai skaniai. Tai mums reikia pusę litro grietinės, riebios pusę litro graikiško jogurto, šaukštelio druskos, 25 ml ryžių acto arba citrinos sulčių, viską sumaišom. Tada įimam indą, čia galima įkloti arba popierinį rankšluostį, arba daugkartinį maišelį daržovėm. Pilam ant viršaus tą mūsų masę, uždengiam dangtį, dedam į šaldytuvą. Paliekam per naktį, čia išbėga išrūgas galite naudoti blynam, galite išgerti kaip tik norit, galite veidą prausti, neprausti niekada, bet sako, kad galima. Ir čia turime tobulą Filadelfijos sūrelį. 650 gramų už šiek tiek 2,5 euro su centais ir turime tobulą sūrelį. Jeigu šaldysit kefyrą iki ledo, dėsit čia, palauksit, kol atitirps, išrūgas išbėgs, turėsite tobulą rikotą. Na, žodžiu, ir tie pieniški eksperimentai, netgi paprasta varškė, kur tenais dedasi pienas, jeigu turit karvės pieno, šiek tiek rūgšties sutraukę, supylėt, irgi turite puikiausią paruoštą varškę. Na, žodžiu, galimybių su šitų indų nerealiai daug, netgi elementariai iškeptų šašlykų sudėti į šitą indą, irgi labai smagu ir galima serviruoti ir ilgiau išliks visas maistas šiltas. Tai įsigykit, gaminkit, toks sveikesnis variantas. Dar ko nepaminėjau, kiaušinius labai skaniai galima išvirti. Kiaušiniai turėtų būti kambario temperatūros, jeigu jie yra iš šaldytuvo, tai reikėtų 2 kartus keisti verdantį vandenį, bet aš dažniausiai išsiemu juos iš šaldytuvo ir palaikau, arba dalis kiaušinių pas mane visada yra sandėliukė, ne šaldytuve. Užpilu vandeniu 20 minučių ir tie kiaušiniai tokie, jie niekada nepervirs ir bus iš tiesų labai skanus ir taip tokie nepajodavę kiaušiniai. Na, turbūt dar ne viską pasakiau, krevetę žalias užpylėt, kalmaro žiedus užpylėt, irgi turite puikiausiai nepervirtus kalmaro žiedus. Na, žodžiu, tikrai ne viską pasakiau, bet gaminys vertas būti jūsų namuose. Tikrai ras pritaikymą ir tikrai džiaugsitės ir tikrai naudosit, žinau, ir duonos sriubas čia gamina, na, žodžiu, receptų daug ir tikrai dar atrasite kažką tai savo. Tai rekomenduoju, puikus reikalas.